Labas vakaras sveikatos DNR žiūrovai. Šiandien mūsų laidos svečias yra Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos instituto docentas Antanas Kairys ir mes kalbame apie suaugusio žmogaus raidą ir pokyčius - paauglystę, vidurio amžiaus krizę ir kitus žmogaus raidos etapus. Labas vakaras, ponas Antanai. Labas vakaras. Tai pirmiausia, noriu pasiklausti jūsų, ar iš tiesų žmogus pereina per įvairius gyvenimo etapus, tokius kaip paauglystė, vidurio amžiaus krizė, ar tokie etapai egzistuoja? Turbūt kaip pažiūrėsim. Tai šiuo atveju taip, tokie etapai egzistuoja, nes žmogus, su truputuku metų bėgimo, jis keičiasi. Taip. Tačiau turbūt didžiausias klausimas, kalbant apie suaugusio žmogaus raidą, kaip jinai vyksta. Ir mes turime du požiūrius. Vienas sako, kad yra laiptuota, tokia, sakykime, etapinė raida. Tai mes turime santykinai stabilų periodą, tada mes turime krizę, o tada mes turime vėl santykinai stabilų periodą. Ir, žmogaus raida iš esmės vyksta tokių krizių, lūžių būdu. Tai turbūt, dažniausiai apie paauglystės krizę, vidurio amžiaus krizę mes kalbam būtent šitokio požiūrio kontekste. Bet egzistuoja ir jam oponuojantis požiūris, kitas požiūris, kuris sako, kad nėra žmogaus gyvenime tokių drastiškų krizių dažniausiai. Arba jos įvyksta, ne visiems vienu metu. Nes norint kalbėti apie tai, kad tai yra raidos tokie dėsningumai, kad žmonės gyvena, tada krizė, viskas pasikeičia ir tada toliau gyvena, tai visi turi panašių laikų turėti tą iššūkį ir didelę krizę. Kitas požiūris sako, kad pokyčiai, jeigu ir egzistuoja, jie vyksta tolydžiai, nėra kažkokių tai milžiniškų lūžio momentų, tiesiog, kažkokie tai dalykai kaupiasi ir įvyksta. Bet kalbant apie paauglystę, atrodytų, kad visiems atsitinka paauglystė ir būna tokių, keistų sprendimų iš jaunų žmonių arba poelgių ir, taip aiškinama kaip paauglystė. Ar galima sakyti, kad tai masinis reiškinys paauglystė, ar vis tik tyrimai to nerodo? Kalbant apie paauglystę, tai turbūt yra ryškesnis periodas, bet vėlgi, žmonės skirtingai reaguoja į paauglystę ir skirtingai elgiasi paauglystė. Nėra taip, kad visi darytų vienaip, bet vėl, kai mes kalbam apie, sakykime, paauglystės laikotarpį arba mes kalbam apie vidurio amžiaus krizę, mes turbūt turime keletą ir skirtumų. Paauglystės laikas arba laikas, sakykime, iki jaunystės gilios, gal sakykime taip ar ne, yra daug labiau struktūruotas laikas. Kodėl? Nes žmonės yra daug labiau apibrėžtose sąlygose. Tai yra, pavyzdžiui, paaugliai dažniausiai yra mokykloje, jų gyvenimas yra daug labiau struktūruotas ir pokyčiai daug labiau matomi. Tuo tarpu, kai mes pradedam kalbėti nuo gilios jaunystės, kol aš sakau gilios jaunystės, nes plius minus, kai žmonės pabaigia studijas arba kažkokius kitus parengamosius etapus, išeina į darbus ir prasideda tada tas, sakykim taip, suaugusio žmogaus gyvenimas, kai mes turime darbą, šeima, kažkoks tai galbūt kitokie užklasinės veiklos, socialinės veiklos ir taip toliau. Ir tada nebėra tokios ryškiai sudėlioto grafiko, kad kai tau 18, daug maž 18-19, tu baigi mokyklą ir vyksta lūžis perėjimas į kažkokį tai, ar tai tiesiai į darbo rinką, ar tai į studijas, ar tai kažkokį kitokį gyvenimo variantą, bet yra labai ryškus lūžio periodas. Taip. Tuo tarpu, kai mes kalbame apie vidurio amžių, tai tokio ryškaus lūžio nėra. Nėra to vieno taško, kur mes galėtumėm ryškiai pasakyti, kad čia žmonės daug, didžioji dalis, beveik visi, 90%, kai jiem yra 42,5, daro kažką. Tai tas yra turbūt labai ryšku, kalbant ir lyginant paauglystės laikotarpį su vidurio amžiaus laikotarpiu. Dėl to tas periodas ir yra sudėtingesnis. Jeigu paauglystėje yra daug tyrimų, daug lyginimų ir tai yra vis tiek specifinis laikotarpis susijęs su lūžiais, kuriuos diktuoja gyvenimas pats. Taip, tai kaip surėdyta mūsų visuomenė ir mūsų institucijos, tai vidurio amžiuje tokių ryškumų nėra. Tai gal galima paaiškinti paauglystės etapą apskritai tais pokyčiais, kad jauniems žmonėms gali būti sunku prisitaikyti prie naujo darbotvarkės plano, kad tu pereini, jau tampi studentu, jau iš tavęs kitų dalykų tikimasi, nei kad mokyklas ir atrodytų, tai ir yra toksai, tarsi sudėtingas jo elgesys tuo paaiškinamas, kad sunku prisitaikyti.
Čia gali būti labai daug paaiškinimų. Truputį paauglystė gal ne visai mano tyrimų jau laukas. Taip. Čia labiau mano kolegos, kurie tyrinėja jaunesnius amžius, bet iš tikrųjų yra labai daug teorijų, kurios sako, kad tai gali būti susiję ir su smegenų pokyčiais, su brandimu. Reikia neužmiršti, kad paauglystė yra fiziologinių stiprių pokyčių laikas, su instituciniais dalykais, su mūsų dabartinė visuomenė yra siejama su tuo, kad nebėra aiškumo, kada žmogus tampa suaugęs ir kokius vaidmenis jis turi atlikti. Tai tų interpretacijų, kas ir kodėl vyksta paauglystė, yra turbūt ne 2 ir ne 10. Jūs paminėjote, kad yra 2 požiūriai. Vieni sako, kad yra labiau krizės lūžiai, o kiti, kad pokyčiai vyksta palaipsniui. O kodėl tie 2 požiūriai susiformavo? Ar tiesiog lengviau paaiškinti pokyčius, sakant, kad tai yra krizė, kad tai yra kažkoks dramatiškas pokytis? Ar tas kitas antrasis požiūris, kad pokyčiai vyksta palaipsniui, galbūt yra naujesnė teorija? Sunku pasakyti, tiesą sakant, kuri iš jų naujesnė. Jeigu žiūrėti istoriškai, tai turbūt pirmosios buvo tokios etapinės. Pirmosios raidos teorijos labiau buvo etapinės ir jos nuo Freudo laikų jau yra, kuris kalbėjo apie būtent raidą iki, iš esmės, iki saugystės, iki paauglystės, normaliai kalbant. Tai labiau vaikystėje ir tik tai vėlesni autoriai jau, freudistinės tradicijos tęsėjai, sakykim, tai Bergsonas, jis kalbėjo apie tą laiptinę ir lūžinę žmogaus raidą. Bet aš nesakyčiau, kad ir tas nuoseklus požiūris yra kažkoks labai naujas. Tiesiog jie vienu metu ilgą laiką egzistuoja vienas šalia kito ir tiesiog čia yra apie tai, kaip tyrėjai bando suprasti, kas vyksta su žmogumi ir kokius pokyčius labiausiai išryškina. Tai jeigu mes kalbėsim apie ankstesnius raidos etapus, tai ten, ypač, kaip aš minėjau, kur yra apibrėžta kažkokiais tai instituciniais, kažkokiais tai perėjimais iš vieno gyvenimo būdo į kitą, tai tas laiptelius yra lengviau žiūrėti. Suaugusio žmogaus gyvenime tai pasidaro sudėtingiau. O kada galima sakyti, kad žmogus jau yra suaugęs? Kada jau tas etapas, kad jau pasiekė suaugusio žmogaus gyvenimą? O kaip jūs sakytumėt, kada žmogus yra tikrai suaugęs? Nežinau, gal kai baigia universitetą ir pradeda dirbti, jau tada atrodo nebe studentas, irgi kažkaip etapais norisi. O jeigu žmogus baigia universitetą, pradėjo dirbti, bet gyveno pas tėvus ir yra finansiškai ir emociškai priklausomas nuo jų, jis yra suaugęs ar ne? Kaip ir jo, bet toks tada iki galo netapęs turbūt nepriklausomo. Aha, tai šiaip labai sudėtingas klausimas, dėl ko aš jums jį permečiau atgal. Nes kada? Ir šiuolaikiniam pasaulyje mes esame išradę naują raidos etapą. Jeigu anksčiau ėjo kalba apie tai, kad paauglystė, ir tada jau suaugęs žmogus. Gal dar kažkokią jaunystę kalbam, bet jau kaip ir suaugusio žmogaus etapas. Tuo tarpu dabar mes esame išradę naują raidos etapą, kuris vadinasi besiformuojanti suaugystė. Tai yra, žmogus nėra nei paauglys, nei suaugęs žmogus. Jis kaip ir jau sakykime, studijuoja, kaip ir praėjęs didelį paauglystės tapatumo klausimų sprendimo laikotarpį, bet tuo pat metu jis nėra savarankiškai funkcionuojantis suaugęs žmogus. O funkcionuojantis, tai turint minty gyvena atskirai, išlaiko save pats ne su tėvais, žodžiu. Ir emociškai nepriklausomas. Tai yra pats gali emociškai susirasti savo reikiamą emocinį palaikymą nebūtinai iš tėvų pusės. Tai yra, kad jis arba kažkokios panašių paaugliškų ryšių. Tai šiuo atveju finansiškai, darbinė prasme, emociškai nepriklausomas. Tai ir tas laikotarpis labai išsitempė. Ir didelė dalimi jis išsitempė dėl to, kad mūsų gyvenimas darosi sudėtingesnis, ta prasme, kad žmonės ilgiau mokosi. Nepilnai išeina į darbo rinką. Yra derinys iš, pavyzdžiui, studijų ir darbo. Arba mokslas trunka labai ilgai, ypač jeigu kalbėsim apie medicininės, pavyzdžiui, profesijas, kur mokslas gali trukti 10 metų. Ir šiuo atveju, tas būsto kainos, galimybės uždirbti tiek, kad tu galėtum pats turėti savo arba nuomotis adekvatų būstą. Ir tas pasidaro kartais gana sudėtinga ir tas laikotarpis savarankiškumo įgyjimo jis gali išsitempti. Tai mes turime tokią pilkąją zoną įsiterpusią ir tapimas suaugusiu žmogum pasidaro toks su klaustuku, kada mes jau suaugę žmonės. Tai kažkoks amžiaus turbūt ribos nėra, negalima sakyti, kad iki 25 tikrai labai dinamiškai asmenybė formuojasi ir čia tikrai apie suaugusių žmogų dar negalim kalbėti. Nuo 25 jau prasideda tas jau galbūt vieni jau būna į suaugusią pusę labiau pažengę, kitiem dar tikrai trūksta. Vėlgi, kaip pažiūrėsim, jeigu mes žiūrėsim labiau tokius vaidmenų dalykus, tai tas pasidaro labai sudėtinga pasakyti. Kai kurie tyrimai, būtent kalbant apie asmenybės pokyčius,
Jie sako, kad apie 30 metus žmogus stabilizuojasi. Kad iki 30 metų pokyčiai yra ryškesni, nuo 30 metų pokyčiai yra mažiau ryškus. Bet tas irgi yra labai labai sąlyginė riba ir individualūs skirtumai gali būti didžiuliai. Vėlgi, jeigu mes kalbėsime apie tą patį savarankiškumą, mes galime turėti 17 metų žmogų, kuris gyveno suaugusio žmogaus gyvenimą. Bet nebūtinai jis toks bus, ar ne, atrodytų? Dokumentiškai jis nėra suaugęs, bet pagal savo psichologinį ir socialinį funkcionavimą jis gali būti suaugęs žmogus. Iš kitos pusės mes galime turėti 45 metų žmogų, kuris finansiškai ir emociškai yra priklausomas nuo kitų ir jis nėra savarankiškas. Tai šiuo atveju tas yra labai labai subjektyvu ir labai labai sudėtinga. Ir netgi vienas iš tokių idėjų, sklandančių ore ir turbūt labai, labai smagių būtų baigti kalbėti apie fiziologinį amžių, apie tą biologinį amžių. Apie metus konkrečiai. Taip, kad jis nieko nerodo. Mes turėtumėm kalbėti apie žmogaus individualų amžių, kuris turėtų būti nustatomas vertinant jo fizinę būseną, kiek kūnas, kiek jam metų. Vertinant psichologinį funkcionavimą, tai yra tiek kažkokius taip kognityvinius, pažintinius procesus, ten atmintis, dėmesys ir taip toliau, tiek tą visą socialinį žmogaus buvimą, kiek jis yra savarankiškas, kokius jis vaidmenis atlieka. Ir tokiu atveju mes galime turėti labai labai įdomius variantus. Mes galime turėti žmogų, kuris artėja prie pensijos, bet jo gyvenimas yra kaip jaunuolio. Mes galime turėti atvirkščius variantus ir tas yra realu. O jūs paminėjot labai įdomų dalyką, kad, sako kai kurios teorijos, kad asmenybė intensyviau formuojasi iki 30 metų, o nuo 30 jau šiek tiek palaipsniui, bet ne taip galbūt aktyviai tie pokyčiai matosi. O kas turima minty, kai kalbama apie asmenybės pokyčius? Ar impulsyvumo dalykai labiau nuslopsta, ar tiesiog gal būdo bruožai išryškėja? Kas turima minty, kad ta asmenybė iki 30 metų labiau formuojasi? Šita idėja ateina iš tokio 5 didžiųjų bruožų teorijos, kuri bando sakyti, kad mes turime 5 didelius asmenybės bruožus. Aš jau gal čia nevardinsiu, bet jie iš principo apriepia didžiąją dalį apibūdinimų, kuriuos mes taikom asmenybei. Nuo mėgstantis bendrauti iki impulsyvus ar kažkas panašaus. Atsiprašau. Tai jeigu taip žiūrint į šitos teorijos idėją, tai žmonės iki maždaug 30 metų dažniau keičiasi vietomis tarpusavį. Sakykime, jeigu mes turime žmogų, kuris buvo vidutiniškai mėgstantis bendrauti, vidutiniškai socialus, tai iki 16 metų yra iki 30 metų yra didesnė tikimybė, kad jo vieta tarp kitų žmonių pasikeis. Tai yra, jis pradės lyginant su jo bendramžiais darytis mažiau socialus arba daugiau socialus. Kažkur ties 30 metais šitie persirikiavimai ir tarpusavyje darosi vis mažiau. Bet tai nereiškia, kad žmonės nesikeičia. Lygiai tos pačios teorijos tyrimų kontekste mes matome, kad pavyzdžiui tas pats žmonių noras bendrauti ir socialumas su amžiumi truputį mažėja. Bet pavyzdžiui impulsyvumas irgi truputį mažėja. O pavyzdžiui noras padėti kitiems žmonėms, toks draugiškumas, altruistiškumas ir panašiai, po truputį didėja su amžiumi. Tai šiuo atveju tie pokyčiai vyksta visą gyvenimą, tik tai ar jie yra labiau susiję su tuo, kad žmonės keičiasi, jų padėtis lyginant su kitais keičiasi, ar visi po truputuką juda kažkuria kryptim. Supratau. Pakalbėkime ir apie dar vieną įdomų dalyką, tai vidurio amžiaus krizė, kuri turbūt sulaukia labai daug dėmesio, nes labai atkreipia pokyčiai dėmesį tiek visuomenės, tiek kitų. Ar iš tikrųjų toks dalykas egzistuoja, nes tenka tikrai girdėti, kad stuktelėjo 40, įsigijo raudoną automobilį, pakeitė arba metė darbą, susikūrė naują šeimą. Taip. Ar tai yra tas etapas, kai žmonės staiga nori viską pakeisti? Labai geras pavyzdys. Ir mes kai galim panagrinėti, žiūrėkit. Yra 40 metais, jis, kaip jūs sakot, metė darbą, pakeitė drastiškai savo darbo kryptį, nusipirko raudoną automobilį be stogo, kad pigiau būtų, nes stogas kainuoja. Susirado, tenai, sakykime, 25 metų draugę ir pradėjo naują gyvenimo etapą. Vidurio amžiaus krizė. Įsivaizduokime 29 metų žmogų. Jis metė darbą, pakeitė drastiškai kryptį, susirado 25 metų draugę, nusipirko raudoną automobilį be stogo. Vidurio amžiaus krizė. Ne, atrodytų nedidelis skirtumas tarp įvairių. Ir nebe. Ir čia ir yra klausimas, ar iš tikrųjų tie pokyčiai vyksta tik tai šituo etapu, ar yra taip, kad mes juos labiau atkreipiam dėmesį. Ir, vėl,
mes žinome tą dalyką iš evoliucinės psichologijos jau tyrimų, kad vyrai universaliai teikia pirmenybę jaunesniem moterim. Kokio amžiaus jie bebūtų, tai, iš esmės nuo paauglystės skaičiuojant. Ar ne, tai, Tai nesvarbu kokio amžiaus? Nesvarbu kokio amžiaus, jeigu yra galimybė, vyras teikia pirmenybę jaunesniai moteriai. Ypač jeigu jis turi lėšų, gyvenimo status ir taip toliau, o 40-metis tikėtina yra savo karjeros pike, savo finansinio pajėgumo pike, tai jis dažnai turi galimybių nusipirkti raudoną automobilį be stogo ir gyventi prabangesnį gyvenimo būdą. Tai šiuo atveju vėlgi, tai tas nėra taip neįtikima. Tai šiuo atveju vėlgi karjeros pokyčiai, sprendimai keisti gyvenimo būdą, sprendimai keisti partnerį, jie vyksta visais gyvenimo etapais. Tiesiog, turbūt mes juos labiau atkreipiam dėmesį, kai mes kalbam apie vidurio amžiaus žmogų. Tai kalbant apie vidurio amžiaus krizę, mes turime keletą dalykų, kuriuos reikia aptarti. Taip. Vienas dalykas yra, ar jinai iš tikrųjų vyksta. Ir čia yra diskusija. Ir dabartinis mokslas turbūt neturi atsakymo į ją. Yra viena tyrimų grupė, kuri sako, užmirškit vidurio amžiaus krizę. Ir kai kurie straipsniai netgi turi tokias frazes, kaip vidurio amžiaus krizės nėra taškas. Arba kažką panašaus. Kalba eina apie tai, kad nustatoma, kad vidurio amžiaus krizę čia apklausom patiria 10, galbūt 20% žmonių. Nedaug atrodo. Santykinai nedaug ir turbūt mes tokio procento žmonių galim tikėtis bet kurio amžiaus grupiai. 10% žmonių, kurie drastiškai pakeitė savo gyvenimo būdą. Ir tokiu atveju mes turbūt nelabai ir galim kalbėti apie krizę. Nes kai mes kalbam tos būtent Laiptinės teorijos kontekste, kad vyksta ramu, tada šuolis ramu, tai tokiu atveju mes turėtumėm tikėtis, kad 80%, 70% žmonių sako, kad taip, tai buvo lūžio taškas mano gyvenime. Tai buvo tas momentas, kai aš atsisėdau ir perkainojau visus savo gyvenimo tikslus ir supratau, kad aš nepasiekiau to, ko norėjau jaunystėje ir todėl pakeičiau savo gyvenimą. Paauglystė turbūt yra iš tikrųjų 80% tas pokyčius jaučia. Tai paauglystė gal turbūt vos ne visi jaučia, nes mes turim ir fiziologinius pokyčius ir, kaip sakiau, institucinius kažkokius tai momentus ir daugybę dalykų vykstančių paauglystėje. Bet vidurio amžiaus momentu tas yra sudėtingiau. Ir dar kas yra su tikslais, nes vienas iš tokių svarbių komponentų, kurio mes kalbam vidurio amžiaus krizai, kad žmogus turėtų peržiūrėti savo tikslus ir juos drastiškai pakeisti. Pirmas klausimas, jis atsimena savo tikslus tokį ilgą laiko tarpą, jeigu tai buvo, kad aš nepasiekiau tų jaunystės tikslų, kuriuos turėjau. Ir antras tada klausimas yra, ar tikrai tie tikslai nepakinta, nes mes juos turbūt keičiam gal dažnai. Tai vienas, bet yra kitas labai svarbus kampas. Taip. Kitas labai svarbus kampas, kuris rodo, kad apie 40-50 metus yra pikas daugelio probleminių dalykų. Mes tada dažnai pastebime, kad tai yra tas amžiaus tarpsnis, kai mes turim didžiausią savižudybių skaičių. Mes matome šuolį kažkokiu tai depresiškumo, miego problemų. Mes matome mažiausią gerovę kai kuriuose tyrimuose, ne visuose. Ir taip toliau. Kodėl? Tai čia ir yra klausimas. Ir aš manau, kad mes tiesiog turime vidurio amžiaus laikotarpį, kai susikerta daug rodiklių, sakykime taip. Daug gyvenimo taškų susijungia į vieną vietą kažkokiais tai momentais ir kai kuriems žmonėms tai iššaukia tikrai psichologinę krizę. Tai šiuo atveju apie ką aš kalbu? Tai pavyzdžiui, kai mes kalbam apie tokį amžiaus tarpsnį, mes dažnai kalbam apie šeimos pokyčius galbūt. Tai yra dažniausiai galima jau tikėtis, kad kai kuriuose šeimose vaikai palieka šeimą ir mes turime vieną lūžį. Kitose vietose gali būti, sakykime, santuoka jau pakankamai ilgą laiko tarpą vykstanti ir vyksta kažkokie pokyčiai santuokos kontekste. Mes turime žmonės, kurie yra dažniausiai karjeros pike, bet, vėlgi, ar tas pikas visada atneša tik tai gerus dalykus? Mes galime turėti darbo šeimos balanso iššūkius. Mes galime turėti momentą, kad žmogus yra savo karjeros pike, bet lyginant su jo aplinka, tas pikas netrodo labai aukštas. Blogai, nepatinka, nedžiugina. Plius mes turime galbūt potencialiai dar kitus dalykus. Mes galime pradėti kalbėti apie tai, kad dažniausiai šito amžiaus žmonės susiduria su savo tėvų slaugos iššūkiais, nes tėvai jau būna vyresnio amžiaus ir jiem pradeda reikėti pagalbos.
mes pradedam kalbėti apie tai, kad šito amžiaus žmonės yra tie, kurie pradedami diskriminuoti dėl amžiaus. Ir galima sveikatos jau problemos pradeda ryškėti ir taip toliau ir panašiai. Ir tiesiog kai kuriem žmonėm individualiai arba netgi kai kuriom subgrupėm gali būti tas amžius yra tas momentas, kai jie susiduria su labai dideliu kiekiu iššūkių ir tai atsiliepia jų, šiuo atveju, psichologiniai sveikatai, psichiniai sveikatai. Tai šiuo atveju apibendrinant, aš sakyčiau, kad vidurio amžiaus krizė panašu, kad neegzistuoja kaip visų žmonių lūžio taškas. Bet jinai egzistuoja kaip toks momentas, kai tam tikras dalis žmonių susiduria su tikrai dideliais sunkumais. Bet ar yra tikrai momentas žmogaus gyvenime, kai jisai pagalvoja, kad jau tikrai didelė dalis mano gyvenimo yra praėjusi ir jisai pradeda suvokti, kad turbūt ateina laikas jau ir senatvėj kažkada ir jau jauti, kad galbūt nebe viską šitam gyvenime spėsi padaryti ir tas vidurio amžius yra turbūt ta kaip paskutinė proga išbandyti tai, ko nebandai. Nes patikiu pavyzdį apie vyrą, bet lygiai tas pats yra su moterimis, kurios irgi sakoma, kad išgyvena tą vidurio amžiaus krizę tik šiek tiek kitaip, kad jos nori daugiau socialumo, daugiau bendravimo, tada pradeda vertinti, ar šeimos kontekste pasiekė viską, ką norėjo, ar karjeros, ir taip pat yra, ir skyrybų padaugėja nuo 40. Tai klausimas, galbūt čia tikrai yra tas, vertybių įkainojimas, ar pavyko pasiekti tiek, kiek svajojai, norėjai, gal nebūtinai jaunystėje, bet, pastaraisiais metais. Taip, turbūt ir turbūt ne, kaip ir daugelį vietų. Tai yra labai vienas toks ryškus požiūris ir jis man, tiesą sakant, patinka, kuris kalba apie tai, kad krizė vyksta tada, kai žmogus pradeda vertinti nebe laiką nuo, bet laiką iki. Tai yra, kai mes savo gyvenimą skaičiuojam ne laiku nuo gimimo ar kažkokio kito įvykio, bet kiek man liko iki mirties. Ir sakoma, kad tada žmogus perskainuoja savo tikslus ir pakeičia juos nuo to, kad jis labiau orientuojasi pasiekimus, į kažko tai, įgijimą, prie to, kad jis labiau pradeda vertinti tokius emocinius išlaikymo, kad jis stengiasi savo gyvenimą sustruktūruoti taip, kad jis būtų, malonesnis, kad jis būtų palaikantis jį. Tai šitas požiūris jis atrodo labai logiškas ir kai kurie tyrimai iš tikrųjų rodo, kad mes galime kalbėti apie tai, kad į vyresnio amžiaus pusę žmonės pradeda orientuotis būtent į tą emocinį momentą, kad aš nebeturiu plėšytis dėl visko, o kodėl aš turiu daryti šitą darbą, jeigu jis man neatneša jokio pasitenkinimo, pavyzdžiui. Ar ne? Tai šiuo atveju toks lūžis gali būti. Klausimas yra tik tai turbūt šitoje vietoje toks, kada jis vyksta. Ar mes kalbame apie tai, kad visi žmonės būtinai vidurio amžiaus momentu tai pajunta? Gal vieni pajunta anksčiau, gal kiti pajunta vėliau. Tai šiuo atveju irgi turbūt aš to nesiečiau su būtent krize, bet taip yra natūralu perkainuoti savo kažkokius tai savo situaciją, įvertinti ją. Bet vėlgi mūsų tikslai dažnai būna netokie stabilus, nes vėl mes sakome, kad krizė yra tada, kai mes pasižiūrime savo buvusį gyvenimą, prisimenam, ką mes galvojam prieš 20 metų. Mes neprisimenam, ką mes galvojam prieš 20 metų. Mes dažniausiai atsimenam miglotą įspūdį, plus mes dažnai lyginam save su kitais. Ir, iš to kyla galbūt tas noras pakeisti kažką. Bet pokyčiai, jis yra natūralus žmogaus gyvenimo dalis, visada mes jų turime. Bet gal tai yra ir brandos kartu požymis, kai žmogus pradeda galvoti apie tai, kad vis tiek jis yra neamžinas ir nespės jisai per visą gyvenimą padaryti galbūt tiek dalykų, kiek jis prisisvajojo. Normalu turbūt turėti svajonių, kažkokių iliuzijų, bet ne visos turbūt turi išsipildyti. Tai jeigu žmogus pradeda galvoti apie tai, kad yra ribotas laikas tam tikriems svajonėms išpildyti, tai galbūt rodo jo brandą, ar? Aš turbūt pilnai sutikčiau, nes, yra laikas ir mes turbūt nuolat turėtumėm pasižiūrėti, nes yra turbūt tikslų ir svajonių, kurias mes galime pasiekti, yra tikslų ir svajonių, kurių mes niekada ir nepasieksim. Ir yra tikslų ir svajonių, kuriuom skirtas laikas galėtų būti skirtas pasiekti kažkuriem kitiem dalykam. Tai tas perkainojimas, jis yra turbūt, tas gebėjimas yra turbūt svarbus mūsų gyvenime ir turbūt taip, aš sakyčiau, kad gali būti laikomas turbūt brandos požiūriu. O kai mes kalbame apie žmonės, kurie yra vidutinio amžiaus, dabar mes matome, kad tikrai yra labai populiarus jaunystės kultas, visi norime būti jauni ir ta jaunystė turi tęstis ilgai ir kai kur vakarų pasaulyje jinai tęsiasi ir ten 50 metų ir 60 metų žmonės sako, kad jie yra jauni ir tai viskas tvarkoj. Ar galima sakyti, kad pereiti iš jaunystės jau tokio brandą arba gal net link senatvės dabar yra sudėtinga žmonėms, nes tai apskritai kultūriškai yra labai sudėtinga? Aš sakyčiau taip.
Man atrodo, kad vienas iš didelių problemų, su kuriomis mes susidurėm kaip visuomenė, yra tai, ką jūs įvardinate. Tai yra tai, kas vadinama eidžizmu, amžizmu arba kartais diskriminacija dėl amžiaus, nors tai nėra visiškai tas pats. Iš esmės apie tai, kad mes apie žmonės sprendžiam remdamės jų amžiumi. Ir turim skirtingus įsitikinimus apie skirtingo amžiaus žmonės, skirtingai emociškai reaguojam ir net ir elgiamės su skirtingo amžiaus žmonėmis skirtingai. Ir būtent, sakyčiau, nuo 40 turbūt yra tas laikotarpis, kaip, gal 50 artėjant, kai žmonės vėl ryškiai pradeda patirti tą diskriminaciją dėl amžiaus, jų stereotipizavimą. Kad iš serijos, tai tau jau toj pensija, ką tu čia dabar prisisvaigai, baigtų daryti. Yra, tikrai taip. Yra. Ir tuo pat metu tai yra labai stipriai susijęs su to, ką jūs įvardinot, su to, kad mes vadinam jaunystės kultu. Kodėl? Dėl to, kad mes idealizuojame vieną laikotarpį ir mes spaudžiame žmonės atitikti kažkokio tai amžiaus standartus, kažko nerodyti, kažką parodyti, būti jaunatviškiam, nebūti jaunatviškiam ar kažkas tokio. Ir šiuo atveju tai sukuria visą eilę visokių probleminių dalykų. Pavyzdžiui, vėl diskriminacija darbo rinkoje. Tai yra iš esmės susijęs su tuo, kad mes išaukštinam jauną žmogų ir jo gebėjimą būti lankščiam ir kūrybiškam, kas nebūtinai yra susijęs su amžiumi ir taip toliau ir panašiai. Tai šiuo atveju taip ir tokių nuostatų egzistavimas ir jų taikymas žmonėms, aš manau, yra viena netgi iš to, ką mes įvardinam vidurio amžiaus krizė priežasčių. Tai va. O kalbant apie suaugusio žmogaus raidą, vis tiek ateina turbūt etapas, kai žmogus pradeda suprasti, kad ateina jau ir senatvė, ir lygos ir visa kita. Kaip psichologiškai tada? Ar matome irgi pokyčius žmogaus elgesyje, asmenybėje ir kokie yra? Ar sudėtinga priimti tos pokyčius, su kokiais iššūkiais galbūt tuo metu galima susidurti? Tai iš tikrųjų vėlgi yra individualu. Vieni žmonės sugeba prisitaikyti prie pokyčių ir lengviau, kitiem tai yra santykinai didelis iššūkis. Bet aš sakyčiau, kad tas mirtingumo suvokimas ir sugebėjimas keisti savo elgesį taip, kad jis būtų jau skirtas nebe didelio siekimui, bet labiau galbūt kartais ir palaikymui arba kažko stabilizavimui ir išlaikymui funkcionuojančio, yra svarbus dalykas. Ir šiuo atveju, jeigu žmogus sugeba įvertinti savo, pavyzdžiui, biologinius pokyčius ir suprasti, kad tai jau yra laikotarpis, kai aš kažko nebegaliu arba aš kaip tik turiu pradėti kažką papildomai daryti, kas bus ilgalaikėje perspektyvoje gerai mano sveikatai. Pavyzdžiui, sportuoti. Pavyzdžiui, sportuoti, sveikai maitintis, laikytis miego režimo, kažkiek tenai susimažinti, pavyzdžiui, darbinio streso, jeigu tai įmanoma. Alkoholio nevartoti, tarkim. Kas turbūt yra bet kurio amžiaus laikotarpį neblogas pasirinkimas, nerūkyti, nevartoti alkoholio, nevalgyti perdirbto riebaus maisto ir daug angliavandenių ir viso kito ir tuo pat metu judėti pakankamai. Tai čia turbūt yra universalus patarimas, bet vėl, kokį sportą rinktis, čia jau turbūt visiškai nebe mano sritis, bet tas greičiausiai skirsis skirtingose amžiaus laikotarpiuose. Vienur pasivaikščiojimas, kitur gali būti ir kažkokie labai intensyvūs dalykai. Ir sugebėjimas pajausti, kada kas ir prisitaikyti prie to, tai turbūt būtų vienas iš raktų į tą tokį senėjimo proceso efektyvų, ne tai kad efektyvų, raktas į sėkmingą aktyvų senėjimą. Ir aš dar pridėčiau ne tik tai fizinėje srityje, bet ir visur kitur. Nes lygiai taip pat, pavyzdžiui, išėjimas į pensiją yra didelis lūžis ir socialinėje aplinkoje. Kodėl? Nes tu prarandi savo darbinius kontaktus. Prarandi 8 valandas savo dienos veiklos, kurią tu atlikdavai, ją reikės kažko užpildyti. Tai šiuo atveju tai irgi yra tam tikras dalykas, kuris reikalauja psichologinio pasiruošimo. Ir savirealizacija galiausiai sumažėja labai stipriai, nes jeigu darbas įprasmina, kas labai dažnai būna, kad žmogus dirba ir tai didžioji jo apskritai gyvenimo dalis ir staiga nebelieka. Taip, ir šiuo atveju, vėl, irgi yra tyrimų, kurie kalba apie tai, kas laimi išėjimo į pensiją, kas pralošia ir taip toliau, bet mes galim turbūt apibendrinti tuo, kad tai yra viena sritis, kur mes turėtumėm tam ruoštis. Tai yra, įgyti galbūt kažkokių tai naujų hobių ar pergalvoti savo socialinį tinklą arba galbūt pradėti jau iš anksto galvoti apie kažkokią savanorišką veiklą ir taip toliau.
bet tai vėl priklauso nuo sveikatos, nuo socialinių aplinkybių ir daugelio kitų dalykų. O tai kas išlošia iš išėjimo į pensiją, man labai įdomu pasidarė. Iš išėjimo į pensiją dažniausiai išlošia žmonės, kurie dirba sunku, dažniausiai fizinį darbą. Tai tyrimai rodo, kad ir jie išeina į pensiją savanoriškai. Tai jeigu yra tokios sąlygos, dažniausiai mes matome, kad jų gerovė pagerėja. Tuo tarpu, jeigu mes turime situaciją apie žmonės, kurie dirba kvalifikuotą darbą, jo palikti nenori, bet yra išstumiami į pensiją, dažniausiai mes matome, kad jų gerovė blogėja. O jūs paminėjote, kad žmogui senstant, jis labiau orientuojasi į emocinę gerovę. Ar ir vyrai, ir moteris taip pat, ar čia yra kažkaip skirtumai tarp lyčių? Sunkiai galiu pasakyti, reikėtų kelti tyrimus specifiškai žiūrėti šitą kampą, bet taip, kad tai būtų būdinga tik vyram arba tik moteriam, tai tikrai ne. Bet ar yra skirtumai tarp lyčių, nepasakysiu. Ir turiu antrą klausimą, kai kalbėjome apie vidurio amžiaus krizę, sakėte, kad tyrimais yra įrodyta, kad vyrai visada pirmenybę teikia jaunesniems moterims. Ar moteris taip pat visada teikia pirmenybę jaunesniems vyrams? Ne. Moteris dažniausiai renkasi truputį vyresnį vyrą. Ir tai yra siejama su tuo, kad moterį, vėlgi, evoliucinė psichologija, truputį visai kita sritis, kuri sako kalba apie tai, kad vyram ir moterim teko spręsti truputį kitokias problemas mūsų kaip rūšies raidoje. Tai yra, kai mes formavomės kaip rūšis, vyrai visgi labiau teikia pirmenybę vaikų susilaukimui, tai yra, jų tikslas yra susirasti partnerę, kuri būtų vaisinga ir todėl jie orientuojasi į jaunesnę. Tuo tarpu moteris pirmenybę teikia statusui, saugumui ir tai, kad jeigu susilauks palikuonių, kad juos būtų galima išauginti saugiai ir sveikai. Tai šiuo atveju tada vyras, kuris yra truputį vyresnis ir turi sukaupęs daugiau patirties, daugiau resursų, daugiau statuso, jam skiriama pirmenybė. Tai tuo galima netikėti, tuo galima tikėti, tas turbūt vėlgi skirtingam žmonėm gali būti skirtingai, bet jeigu mes žiūrėsim į statistiką, tai daugumoje kultūrų randama tas, kad vyrai dažniausiai teikia pirmenybę bent jau šiek tiek jaunesniem, moteris bent jau šiek tiek vyresniems. Tai kalbant apie tą vidurio amžiaus krizę, ir turbūt stereotipus, kurie lydi tą krizę, tai dar labiau atkreipia dėmesį tos moteris, kurios būdamas 40-50, skiriasi, susiranda jaunesnį partnerį, tai yra turbūt dar labiau netipinis elgesys ir dėl to tai vaidinama kaip krizė ir toks paaiškinimas visiškai netipinio elgesio. Žmonės elgiasi labai įvairiai. Ir šiuo atveju mes kaip padarai, mūsų psichika yra taip surėdyta, kad mes labai stipriai esame linkę pastebėti tai, kas yra išskirtinio ir kas nukrypsta nuo kažkokio tai stereotipinio įsivaizdavimo. Ir šiuo atveju, vėl, galima pasidaryti pramogą. Pergalvokim savo vakar dieną, kas joje įvyko. Ir greičiausiai mes atsiminsim tik tai, kas buvo išskirtinio. O tuo tarpu, kad aš kaip visada pasidariau kavą tuo pačiu būdu ir ją išgėriau iš to pačio padelio, taip tai įvyko, bet mes to niekada nepasakysim. Tai lygiai taip pat, kai mes žiūrime į tai, kas vyksta visuomeniai, mes staigiai pastebim, kažkas elgiasi labai blogai. Ir mes esame linkę pervertinti tokių atvejų skaičių vien dėl to, kad mes juos atkreipiam dėmesį. Tai žmonės elgiasi labai įvairiai visais amžiaus laikotarpiais. Ir šiuo atveju vėlgi, tai kad aš sakiau, kad moteris pirmenybę teikia truputį vyresniem vyram, ne visos, ne visada ir ne visai, bus visais amžiaus laikotarpiais visokių pasirinkimų. Bet mes atkreipiam dėmesį į vidurio amžiaus momentus ir sakom, čia krizė. Turbūt tada lengviausia paaiškinti tokius pokyčius, nes jeigu visiškai netipinis, kai krizė, o tada atrodo, krizės metu viskas galima ir tada susitaikai su to, kad ištiko krizė. Taip, tai paprastas paaiškinimas. O kalbant apie suaugusio žmogaus raidą, tikrai ne visi turbūt galvoja apie tai, kad po paauglystės dar gali būti tokie raidos etapai ir teks šiek tiek pakeisti galbūt ir savo gyvenimą, pagalvoti, prisitaikyti, kad sensti, galbūt kažkaip reikėtų pakeisti ir dienotvarkę. Ar jūs galėtumėt, iš to, kokius tyrimus esate daręs, matęs, kas palengvina tą pokytį, kas palengvina prisitaikymą, kad šiaip žmogus keičiasi metams bėgant ir labiau priimti savo pokyčius, tiek gyvenimo būdo, tiek galbūt sveikatos? Čia turbūt labai didelis ir sudėtingas klausimas, nes žmonės turbūt vėlgi, kaip lengviau pereiti visą raidą. Tai aš tai sakyčiau, pradedam galbūt nuo bazinių dalykų ir mes juos jau minėjom. Miegas, maistas, fizinis aktyvumas. Tai yra pirmiausia tokia bazinė higiena.
sociobiopsichologinė higiena. Ne, kai, ir dar nepaminėjau, pakankamas socialinių kontaktų kiekis. O kas yra pakankamas socialinių kontaktų? Labai įvairus dalykas. Ta prasme, vienam gali būti vienas artimas draugas ir to užtenka, kitam reikia įsitraukti į kažkokią socialinę veiklą, bet ryšių turėjimas. Tuo, kad žmogus sakytų, kad taip, turiu. Ir čia mes galim nukrypti labai lengvai į vienišumo temą, nes tai yra dar vienas klausimas, kurį reikia kelti, kalbant apie socialinių ryšių kiekį, bet gal jį tada teks palikti truputį šone. Tai va, o tolesni dalykai, tai gerai. Tai bazinė higiena, tada kitas dalykas turbūt yra prieimimas dalykų, aš sakyčiau. Tai yra atvirumas tam, kas vyksta. Kad žmogus nesigina nuo to jausmo, kad pasikeitė dalykai, kad nebebus galbūt netgi taip, kaip būdavo visada. Ir su tuo sugeba arba susigyventi, arba permastyti, arba pakeisti savo tikslus, arba adaptuoti galbūt kažkurias kitas savo gyvenimo dalis. Vėlgi, pradedant nuo to, kad pavyzdžiui šeimoje kažkam reikia pagalbos ir reikia pertvarkyti kažkokias tai gyvenimo rutinas, arba yra mažas vaikas ir reikia perdėlioti daugelį gyvenimo sričių. Na ir turbūt trečias dalykas, kuris yra nemažiau svarbus. Arba gal net ir svarbiausias. Ką tyrimai rodo, kad vidurio amžiaus laikotarpis gali būti tas momentas, kai susikerta neigiamos linijos gyvenimo ir žmonės patiria krizę. Ne visi, bet kai kurie. Ir ta krizė gali būti labai sunki. Taigi šiuo atveju, jeigu žmogus susiduria su sunkumais, nepriklausomai nuo amžiaus laikotarpio, ieškoti specialisto pagalbos nėra blogas dalykas, yra vienas iš geriausių dalykų, ką mes galime daryti. Tai šiuo atveju tai net nebūtinai įėjus į gilią krizę, kur kažkokios depresyvios mintis ar panašus dalykai kyla, bet netgi jaučiant užstrigus ar nerandant kažkokio sprendimo, ta prasme, psichologo pagalba galėtų būti tas dalykas, kuris padeda pajudėti ir priimti pokyčius ir gyventi puikų gyvenimą. Dar mūsų laikas artėja į pabaigą, tikrai noriu užduoti paskutinį klausimą. Žinau, kad tikrai negalėsim išsiplėsti, bet apie vienišumą vis tiek noriu jūsų paklausti. Kokie yra tie vienišumo požymiai, kai žmogus nebeturi pakankamai socialinių kontaktų ir jaučiasi dėl to blogai, nes kitą kartą turim tokių žmonių, kurie save vadina intravertais ir sako, man tikrai nereikia apskritai žmonių jokių. Jeigu labai trumpai, yra vienišumas ir yra socialinė izoliacija. Du skirtingi dalykai. Socialinė izoliacija yra tada, kai mes objektyviai sakom, jis turi vieną žmogus, kurio bendrauja, jis turėtų jaustis vienišas. Bet vienišumo gali nebūti, nes vienišumas yra subjektyvus jausmas. Ir vienas žmogus gali turėti 100 draugų, bet jam trūksta labai artimo kontakto ir jis jausis vienišas, kitas gali turėti vieną draugą arba netgi ne vieną ir sakyti, man to užtenka ir nebūti vienišas. Supratau, tai vėlgi labai subjektyvu ir labai individualu. Tai ačiū Jums labai už pokalbį. Dėkui. Ačiū Sveikatos DNR žiūrovai. Jeigu patirite sunkumų, kreipkitės pagalbos. Ir apie kitus svarbius sveikatai klausimus kalbėsime kitose laidose. Ate.